Labai malonu, kad jūs visi atsiliepėte į Vlado šauksmą, didžiulį šauksmą atvykti į šitą šventę. Iš tikrųjų, matosi iš kiekio žmonių, kiek čia jūs atvyko, kad jūs tikrai visi norite giminiuotis, bendrauti, apsikabinti, vieni kitus pamyluoti. Labai malonu, kad tikrai visi susirinkote. Iš tikrųjų, atvažiavo iš visos Lietuvos susirinko. Net atvažiavo, žinokit, iš Antupių žmonės. Atvyko žmonės iš Rusijos, iš Vokietijos ir iš Amerikos. Nu, mūsų sūnelis parskrido būtent tai švenčiai. Labai, labai malonu. O dabar mes turime tokią tradicinę, sakykime, nuo šiol turėsime istorinę vėliavą, kuri labai daug iškentėjusi, daug viso pasaulio ir visko mačiusi. Todėl prašytumėm Vladą, Vytautą, jų tas yra pats didžiausias sumanymas šitos šventės, šitos vis, kaip tą giminę suburti. Ir Aneliukės tėtis parvežė tą vėliavą iš Sibiro. Tai va norėtumėm, kad jie, sakykime, tiesiog įneštų ją, įdėtų. Mes kažkaip taip, kad visi matytų. Jo. Ką tą istoriją papasakos vėliava? Tai dabar va taip, Aneliukė, ji geriausiai žino tos vėliavos istoriją, man atrodo, papasakok turbūt. Aš lagaminę pažiūrėdavau į tą vėliavą ir sakydavau, kaip sakau, tėtė, iš kur ta vėliava? Sako, jinai iš Lietuvos nuvežta ir sakau, kaip jūs ją paėmėte? Nes ir rusai neatėmė jums šių. Sako, mes buvom papuolė ir į kalėjimą, nes ten iš jų bėgų kažkas tai. O išvežė iš tų namų, tai išvežė mano tėtę, dėdė Stasių ir šitą senelį Joną. Tai sakau, kodėl jūs neėmėt duonos gabalo, o tą vėliavą, sakau. Tai jisai sako, duona tai tik užrašyta buvo. O vėliava, sako, buvo kartu su drabužiais padėta, tai sako, mes ją paėmėm. O ta vėliava yra Kyvos Petro turėjus parduotuvę mėsinę. Ir ten buvo jis suskūstas, ar kaip tenai, kad buvo čigonai. Skaitosi, atsiprašau, žydai skaitosi pas juos lankėsi, kad jį buvo suėmę. Ir kai suėmė, tą parduotuvį jau neveikė, tai tėtį jojo, mano Viktoro, skaitosi, tėvas pasiėmė tą vėliavą nuo tos parduotuvės ir parsivežė pas save. O kai važiavo į tą Rusiją ir ją paėmė. Bet žinokit, kad aš pasakysiu, kad jinai ne tik Sibirą išgyveno, bet jinai dar gaisrą išgyveno. Nes buvo lagamine, o tas lagaminas, aš nežinau, iš jo neišklausiau, o tas lagaminas, tas, kuris su juo važiavo į ten, tik aš jį žinau ir dabar dar aš jį turiu, žinokit. Žalias, apkaustytas metalu ir jį ten gulėjo šitą vėliavą. Buvo kaip jau atgimimas, tai tėtį buvo nusivežęs į atgimimo šventę Vilkaviškio rajone. Ir paskiau mes su Vladu šnekam apie šitos, sako, labai gerai susitikimai, čia viską, sakau, bet aš Vladai, tai turiu vėliavą, sakau. Sakau, pasiimk tu didžiausias patriotas čia mūsų visos šitos giminės. Tai sakau, tu ją ir naudok. Tai va, ir padariau. O kiek čia į metų jie yra, tai aš nežinau.